Nu ką, BMW verchai, saulutė šviečia, jauties, kad bemba visas susitvarkęs, nuvažiuoji į Circle K kavutės atsigerti, atvažiuoji į plovyklą, nusiplauni ir žiūri, kad čia kažkokia bala atsiradus yra ir net nelabai supranti, kas iš kur čia jinai pareina, bet šiandien parodysiu realiai, kaip išspręsti šitą problemą, kad vanduo netekėtų pro šitą vietą. Realiai, jeigu bėga per čia, per šitą vietą, atsakymas yra vienintelis, dėl ko bėga. Dėl to, nes durų apmušalo apšifkės, durų izoliacija yra atsiklijavusi. Kadangi aš esu pats nubas ir nelabai moku ten su mašinom normaliai kažką daryti, tai šitas tutorialas yra bet kam. Jeigu jau aš galiu padaryti šitą, tai manau, kad gali padaryti ir tu. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, nusimti durų apšifkę. Labai lengvai nusijama. Tada čia yra 3T15 varžtai. Pasiėmė kažkokį tokį įrankį ir suki. Tada atsisukus varžtus, susiraskit vietą, už kur paimti, kad galėtum ištraukti. Tai tiesiog pasiėmė, užkiši ranką ir trauki save šiek tiek. Opa. Tada čia gali paspausti šitą. Tada va, matot, iš karto bėga vanduo. Netgi per čia blemba yra atsiklijavę. Kažkaip tas laidas nusitempė. Keisti durų izoliacijas tikrai nenorėsiu kažkokį kitą. Tai teks jau pasistengti ir suklijuoti. Tada, kad būtų patogiau dirbti, reikia nusimti tą apšifkę. Tai reikia atsijungti laidus. Pirmas laidas kolonėlės. Tada atsijungiam trosą. Tai trosą tiesiog gali va taip patempti truputį. Ir va, man išsiema lengvai ir va, šitas atsikabina. Atsijungiam apšifkės apšvietimą. Ir tada eina lango kabelis. Tada spaudai šitą, nuleidai ir bam atsikabina. Ir atsijungia. Žodžiu, va čia yra visas kaltininkas vandens pratekėjimo. Kaip ir matėt, va čia atlipę yra. Tai aš pademonstruosiu, kas nutinka dėl tos atsiklijavusios apšifkės. Pasiemu vandens butelį ir tiesiog papili čia. Imi, pili. Ir dabar greitai atsidarau duris. Ir va, žiūri, kaip per čia, va čia viskas bėga, va ir prabėga tvarkingai iki šitos dalies. Tai galvoju, kad tiesiog viską nuklijuosiu, gražiai nuvalysiu visus klijus ir perklijuosiu butilo juostą ir paskui uždėsiu atgal, kad viskas būtų tvarkingai izoliuota ir pro niekur nebėgtų joks vanduo. Atklijavau labai lengvai ir greitai patraukiam laidą ir nuėmam. Būčiau geriau nusipirkęs kitą, bet ką jau padarysi, reikia suktis iš gaidžio. Visgi čia yra budget buildas. BMW yra kaip viena didžiulė liga, tai jeigu pradėsi čia į servisą kiekvieną kartą vežti dėl kiekvieno šūdo, tai tiesiog turbūt prarasi savo mėnesio atlyginimą. Pirma, reikia nuvalyti senus klijus. Didžiąją dalį nuklijavau pats rankomis, užsidėjau darbinės pirštinės visgi. Reikia pasimti skudurą, galima naudoti stabdžių skystį arba VD. Nu ką, BMW verchai, šiandien kita saulėta diena, vakar lyjo, tai galvojau jau nebedarysiu ir šiaip užsiknisau šiek tiek čia visus klijus nuvalinėdamas. Labai daug laiko užtruko, čia dar net nedabaigiau. Ir dar vakar užtrukau, nes labai daug kur aptrukinėja buvo šita durų izoliacija. Man čia reikėjo čia užklijuoti, kad laikytų, o paskui iš kitos pusės šiek tiek aptraukiau butilo juostą, kad čia šitas vietas susiklijuotų ir neleistų, nes kaip atsimenat, per šitą vietą buvo, kad vandenį leidžia, tai čia jau buvo tikrai būtina suklijuoti. Tai žodžiu, šitai procedūrai reikės butilo juostos ir feno. Butilo juosta čia yra realiai tas, kas ir buvo čia užklijuota originaliai. Jinai kainuoja 10 eurų. Pagal kiekį, tiek kiek nusipirkus, atrodo, kad pilnai užtenka proper pasidaryti visas 4 duris. Su butilo juosta jau čia apklijavau viską, siūlau viską vientisai daryti, neapkarpinėti tų vietų, tik čia nukirpti, bet stengtis kuo įmanoma vientisiau dėti ir klijuoti. Nuklijuoju šituos ir varysiu uždėti ant durų. Ką, klijavau viską apėjau su Gucci Ganu ir patirpdžiau šiek tiek klijus. Tai čia atrodo dabar realiai viskas čiki-piki idealiai. Atėjo momentas patikrinti, ar nebelikina vandens. Labai tikiuosi, fingers crossed. Uždarau duris. Einam žiūrėti.
Nu, žiūrim, kaip ir per čia kažkas tekėjo, bet kol kas per niekur. Va, per čia kažkas. Čia gal šiaip užlašėjo, nežinau. Jo, per čia nutekėjo. Šiaip viskas čia kaip ir normaliai, tik čia dar buvo šiek tiek. Čia dar apklijavau šiek tiek. Galvoju, fuck it, karočią, dedu atgal ir žiūrėsim. Dar aiškus, prieš dedant atgal pasitikrinkit, ar visur yra klipsai, nes plemba čia buvo gal kokia pusė kokių nulūžusių klipsų, arba iš viso jų net nebuvo. Tiesiog susidėkit naujus klipsus atgal ir dedam. Žodžiu, sujungiau viską atgal, prasivedžiau čia laidą, nes dar tą langų reguliatorių reikės įdėti ir pajungti. Kolonėlę, kitas laidas į apačią, kur apšvietimas yra. Ir aiškus, nepamirškit užkabinti trosą, nes kitaip negalėsit durų atsidaryti iš vidaus. Va, pajungiu atgal, čia pasiemi užspaudi, užsifiksuoja ir viskas. Čia žiūriu, kažkoks tarpas yra, bet gal čia prisukus varžtas dar čia atgal. Kišam varžtą atgal. O, paėjo, dabar jau stovi. Žodžiu, aš pasiėmiau tiesiog iš rankos stipriau daužė, tokį gerą pliaušką duodė ir sulenda. Būna kartais klipsai neužsispaudžia normaliai, tai tiesiog padauži labiau, agresyviau ir įsispaudžia. Bet aiškus, niekada to nedarykit pliauškos šitos, kai jeigu nematot, kad klipsai yra įsistatę į skyles, nes jeigu nebusit įstatę į skyles ir tokią pliaušką paduosit, tai iš karto klipsai nulūžta. Paskutinė detalė, kuri liko. Jeigu turit kokių įdomesnių spalvų šitų plastikų, galit man parašyti, nupirksiu. Nu ir volia, dabar darysim dar finalinį apipilimą mašinos ir patikrinsim, ar iš tikro leidžia, ar viskas gerai. Nu ką, hebra, žiūrėkit. Nebėga niekas. Aišku, čia nuo čia parbėgo šiek tiek, bet pagrindė, jeigu tik atsimenat, jeigu video tik užpildavau, per tas izoliaciją varydavo vandenį ir per čia bėgdavo. Tai manau, great success today. Dar padarysiu testą, nuvarysiu į automobilio plovyklą nusiplauti, nes čia pagrindė realiai ir atsiranda tas vanduo, kai atvarai plovyklą, pravarai su kerheriu, per visus šitus šonus daug srovės gauna ir tada nubėga į ten. Tai dar pasitestuosiu, bet aš manau, kad turėtų šitas dalykas suveikti. Tai jeigu jums yra šita problema, grinai, identiška per čia, kad bėga vanduo ir čia nubėga, tai reiškia, yra durų izoliacija. 95% atsidarysit, bus atsiklijavę kažkur. Ir man visas šitas projektėlis kainavo 10 eurų, klipsai, 1,25 €, nes buvo plužnėję. Šitas kainuoja 30 eurų ar gal 40 internete. Bet šito aš manau, jūs neprivalote dėl vienkartinio projektėlio imti. Tai manau, galima visada pamėginti arba pasiskolinti, arba panaudoti buitinį feną, kurį tikrai, manau, turėtumėt turėti namuose. Parašykite komentaruose, ar išmėgino šitą būdą ir ar jums padėjo. Čia yra BMW E91 25 metų, bet visas šitas metodas, man atrodo, veikiant visų BMW. Gal klystų, gal ne, bet kiek žinau, kad dauguma BMW modelių turi šitas problemas. Paspauskit laiką, jeigu buvo naudinga. Jeigu turit kažkokių įžvalgų, kad kažką negerai padariau, tai irgi parašykite. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir kitas video bus turbūt, kaip atrestauruoju šitą vairą